Ir tai yra interneto svetainė. Kodėl tai daroma, tai yra lengviausiai paskaičiuojama, kiek žmonės praleis laiko kurdami tą produktą ir kiek jis gali kainuoti. Ir neseniai buvo Europos kultūros dienos kažkokios, Gedimino prospektą galima buvo paragauti įvairiausių patiekalų iš Europos, ten Čekijos, palapinės kažkokios buvo. Ir aš su vienu pažįstamu ėjau, galvoju, reikia paragauti. Einu, čekiška virtuvė, šašlykas. Toliau einam, žiūriu lenkišką. Lenkijoje buvau, pats esu lenkas, žinau, kokia tai virtuvė, žiūriu, šašlykas, graikiška, šašlykas. Visi, toks įspūdis, visos virtuvės susideda tik iš vieno patiekalo, šašlyko. Po to aš supratau, buvo realiai 3 ar 2 įmonės, kavinės, kurios rūpinosi tuo maistu. Ir kam jiems vargti? Vežioti kažkokius specialius patiekus, velnias žino, ar jie išės. Tai nėra jų specializacija. Ką, Marceliukės klėtis žino, ką valgo ten Graikijoje, jie kepa cepelinus visokiausius, kitą dalyką, šašlykus kiekvienas lietuvis moka daryti, na ir davai, bum, vis tiek, oras geras, maksimum ką galėjo iš tos virtuvės, tai alaus atveš. Ir interneto svetainės irgi panašiai. Ateina klientas, jam reikia darbinio sunkvežimio, sako, man reikia sunkvežimio. Projekto vadovas taip galvoja, mes visą laiką gaminom lengvosius automobilius, bet pabandom priekinį žibintą įmontuoti į galą, kažką va čia prilipdyti, kad jis nebūtų panašus į lengvąjį automobilį, charakteristikos daug maž. Važiuoja, ratai yra, vairas yra, reiškia, va, čia tau sunkvežimis. Ir kalbant apie kokybę ir kainos santykį, realiai čia turėtų būti zigzagas, tai kai mažai labai moka. Nes šitas sritis realiai nesudaro beveik niekam konkurencijos, tai yra studentai, moksleiviai, tiesiog tie žmonės, kurie prisiduria. Ir ten gali būti augantis profesionalai, kurios po to samdosi net ir va šitie, net po pusmečio. Ir jeigu žmogus suinteresuotas, jis padarys jums labai puikų daiktą, veikiantį bent jau įrankį. Po to prasideda toks kaip augimas ir po to toks bum. Ir tiesi linija, ne tai, kad tai tiesi, jie kinta. Ta prasme, jūs mokat pinigus, ta prasme, ir tai, pateisinimas daugmaž yra, ten biškai pasikeičia, bet jeigu tu naudoji tas pačias detalės, tas pačias technologijos ir net nesivargia neįsiklausyti į problemą, net neįdomu to kliento problemos, tai tu pasiūlai tą patį dalyką, čia headeris, čia apklausa reikalinga, ar jums patinka mūsų nauja svetainė, čia naujienas, paskutinė naujiena bus naujausia, šviežiausia, prieš pusę metų parašyta, bet tai yra, dar buvo mada kurti community web 2. Ten Graštuvas parduoda parduotuvėlę, davai sukūrėm kokį nors ten community, visi Graštuvų mėgėjai iš Lietuvos susijungs. Tai buvo tūsai, jie įvaldė kažkokį naują dalyką, jie repardavinėjo ir tai, čia zašibys bus, 5 minutės. Tai pas mane jau ten mažai ir liko. Tai dėl to kokybė ir nukenčia, kad žmonės, kurie dirba, jie nesupranta, kad pinigus reikia uždirbti biškį kitaip, kad tik per kokybę galima didinti tą kainą ir pas tave ateis žmonės, kuriems tu norėsi padėti ir kurie tau mokės už tai, kad tu padėjai. Ir čia gražiai animacija, kažkokiu. Ir aišku, aš kaip dizaineris, apart tų dalykų, kurių dabar šnekėjau, kad interneto puslapis tai visų pirma yra įrankis, man yra svarbu ir estetika, grožis. Ir kaip bebūtų, bet dauguma lietuviškų websaitų yra šudini tiesiog, jie baisus. Ir tas baisumas, čia nereikia poti, ne dėl kūrėjų. Kūrėjų yra žiauriai daug. Aš, ta prasme, kiek pažįstu žmonių ir kiek teko man pakeisti įmonių, jie visi nėra nei blogesni už mane, nei geresni, gal net pažįstu, kurie yra geresni, bet jų produkcija yra, kartais taip pažiūri, tai čia tu darai, čia taip klientas panorėjo. Mes valdom, ką mes darom. Klientas nenori blogo produkto.
Vat, aš galvoju taip, kad svarbiausia yra pasitikėjimas tuo, kad pas ką užsisakai svetainę ir tiesiog prisimti atsakomybę. Jeigu klientas daro, tai jis išsirinkit tą studiją, kuri daro kokybiškai, jums patinka, ką jūs matot, ir dirbkit su jais. Netaupykit pinigų, nes kiekvienas litas nesumokėtas web studijai, tai būna toks dalykas, kad sumokėjai 100 litų mažiau, pusvalandžio mažiau komanda dirbs. Sumokėjai 1000 litų mažiau. Mažiau ir galų gale projektų vadovas yra tas žmogus, kuris valdo. Ta prasme, dizaineriai dažnai mano, kad jie yra menininkai. Ne velnio, jie ne menininkai. Jeigu tu nori būti menininkas, tai užsidarai ten kambariukį ir savo gali piešti ir dar kažką. Dizaineris yra labai komercinis darbas ir jis turi kalbėti, reikia kalbėti tą kalbą, kuria yra reikalinga klientui. Kad bendrauti būtent su tais žmonėm, kurie yra reikalingi tavo užsakovų. Svetainė turi, jeigu mes kalbam apie Akropolį, tai masė žmonių, tai ta kalba vizualinė, su kuria jie kalba, ji turi būti pakankamai politkorektiška ir visiems suprantama. Mes kalbam apie ZipFM, jis turi būti kažkoks jaunatviškas ir ten galima daugiau sau leisti. Tai tiek. Tikiuosi viskas ok. Jeigu klausimą turite, Taip, matau jau vieną klausimą. Trupučiu papildysiu vieną citatą iš, man atrodo, arba Miko Zabailovas, arba Antono Šnaiderio. Jis sakė būtent apie tą bendravimą tarp užsakovų ir dizainerių. Jis sakė, kad mes tai suvokim ne kaip užsakovas ir dizaineris, o du kiti profesionalai. Kad vienas, aš kitai auginu vištas, o aš kitai daug puslapis. Mes susitikom, mes kartu padarėm kažką gerą. Taip. Ir toks klausimas, kaip atskirti iš išvaizdos normalų užsakovą arba labai normalų užsakovą? Aš galiu labai aš nežiūriu į akis, aš žiūriu labai paprastai pagal logotipą. Jeigu pas jį blogas logotipas, man nepatinka ir aš matau, kad negeras tai logotipas ir sakau, tu turi redizaininti tą logotipą. Ir jis pasako, čiagi visas esmė mūsų brendo. Ir jeigu aš nesuprantu tos esmės, tą, kai jis bando vizualią kalbą kalbėti, tai aš tiesiog atsisakau to projekto. Nebent moka labai daug pinigų. Taip. Taip, dar klausimai? Geras klausimas. Koks būtų santykis svetainės turinio ir svetainės dizaino? Tai ar gali būti gera svetainė su, sakykime, prastu dizainu, kur žmonės ją vertina, jinai turi gerą turinį, bet vizualio pusėje, sakykime, yra mažesnė ir ar tik dizaino užtenka pritraukti žmonės? Turinys ir yra dizainas. Ta prasme, dažnu atveju žmonės sakau, kad dizaineris įvaizduoja, kad jie menininkai ir ten potėpius daro. Čia esminis kažkoks tekstas yra. Kam tas esminis tekstas, mes jį sukišim, paslėpsim ir čia potėpius padarom. Čia yra teksto formatavimas. Ir dizainas susideda būtent iš to, kad mes formatuojam tam reikalingą informaciją. Pažiūrėkit, kaip laikraščiai yra formatuojami. Ten yra ir vaizdas, kuris sustiprina tekstą. Bet esminis dalykas, žmonės žiūri ne į vaizdelį, o skaito tekstą. Ir dizainas, vizualika, čia ne dizainas, vizualika, ji būtent padeda suprasti